beždžionės buvo labai greitos ir jas buvo labai sunku pagauti. Tačiau tos genties vyrai įsigudrino. Padėdavo indą su bananu, kur pro kaklelį beždžionės lengvai kišdavo savo letiną, bet pačiupę banano niekaip neištraukdavo. Na ir tokiu būdu jas tapo labai lengva pagauti, nes jos įsikibdavo to banano ir niekaip nepaleisdavo ir todėl tapo daug lengvesniu grobiu. Lygiai tas pats ir tavo gyvenime. Jeigu tu šiuo metu esi užstrigusi ar užstrigęs, jeigu tu šiuo metu neprogresuoji, ką tu laikai įsikibęs, ką tu turėtum paleisti, kokį dalyką paleisti, kad pradėtum progresuoti. Galbūt tai bus ribojantis įsitikinimai, galbūt tai bus baimės, kažkokie negatyvūs jausmai ar negatyvios emocijos, kurios šiuo metu tave stabdo. Paleisk jas ir patirk proveržį savo gyvenime.